Sveiki, už manęs matote puikią kombinaciją. Tai yra sėklų ir trąšų bunkeris Fertibox bei kombinuotas kultivatorius Bednar Actros Aro 4000R. Tai yra kombinuotas kultivatorius, labai universali mašina. Per mūsų bandymus pamatėme, kad tai yra turbūt mašina, kuri gali dirbti bet kokiamis sąlygomis, esant bet kokia augaliniai masiai, vien dėl savo konstrukcinių savybių. Tai pirmiausia, turime dvi eilės žemės dirbimo diskų. Kaip matote, šie diskai yra tikrai dideli, 69 cm skersmens. Tai reiškia, kad esant dideliai augaliniai masiai, dideliam kiekiui ražienų, šie diskai puikiai susitvarko su visa ta mase, net neužsikišdami, nes tarpai tarp diskų yra net 42,5 cm. Toliau pereiname prie antros eilės darbinių sekcijų. Tai yra dvi eilės noragėlių, kaip matote, čia yra jie su sparneliais. Ši mašina yra aprūpinta 80 mm pločio noragėliais. Su šiais noragėliais įpjausite tikrai plačią vagelę, o su šiais atpjovimo sparneliais pilnai atpjausite pilną žemės plotą ir ją sumaišysite. Toliau mašina turi išlyginimo žvaigždutes, kurios yra nustatomos pakankamai sekliai. Pirmą susireguliuojame diskus ir noragus, tada reguliuojamės pagal tą dirbimo gylį šias žvaigždutes, kad jos prapurentų ir pralygintų maišomą dirvą. Ir be abejo paskutinė sekcija – tankinimo volai. Čia matote lietuviškai vadinamus žemė volus. Šie volai yra pakankamai populiarūs Lietuvoje, jie prisikaupia savyje žemės, tada gaunasi sąlytis tik tai žemė su žemė ir volai realiai nebedyla. Kaip matote, volai yra išdėstyti pražambiai, todėl dirbant net šlapiamis sąlygomis jie turi savaiminį prasivalymą ir turi mažesnę tikimybę užsikišti. Šis bunkeris yra 3000 litrų, 2 kamerų. Tai reiškia, kad jisai yra atskirtas sienele, todėl galite susipilti į vieną bunkerį 2 skirtingas trąšas, 2 skirtingus tarpinius pasėlius. Todėl tai suteikia jums labai didelį universalumą, didelį greitį dirbant, nes jūs padarysite net 2 ar 3 funkcijas vienu metu. Tai suskusite ir pasėsite arba patręšite savo laukus. Aišku, kuro taupimas, laiko taupimas ir be abejo kokybė. Kaip matote, ant šitos mašinos yra sumontuoti srauto dalytuvai, yra išvesti tiesiai prie noragėlių. Šitas išsėjimo noragėlis gali reguliuotis. Jeigu siejate trąšas, tada reikia šitą sklendę uždaryti, tada trąšas tiesiai paduos į žemę. Jeigu darome kokį nors žalinimą ar siejame tarpinės kultūras, tada šitą sklendę pastumėme į priekį, kad seklytės visos birtų ant paviršiaus. Tada jos bus šiek tiek sumaišytos ir užvalotos. O jeigu bersime trąšą, tai vėliau sėjimo metu, kai pasėsite kultūrą, jeigu turite sėjamąją be trąšų, tada sėklos pasiims esančią trąšą į žemės ir augalas taip geriau vystysis. Pagrindinis dalykas yra tas, kad ūkininkas dirbdamas su šiais 2 padargais, jisai visos šios dalykus atliks vienu metu. Tai reiškia, jisai pasės, patręš ir suskus savo laukus. Šie bunkeriai yra ne tik tais galinio prikabinimo, tačiau galime pasiūlyti ir priekinio prikabinimo bunkerius. Šiek tiek kitokios formos ir yra mažesnės kubatūros. Tai vienos kameros bunkeris yra 1900 litrų, o 2 kamerų bunkeris 2200 litrų. Mąstykite plačiai, dirbkite išmaniai. Kviečiu visus ūkininkus kviestis mūsų į savo laukus ir pamatyti mūsų Bednar technikos galimybes.